Pamuojame tiesiai iš garažo, šiandien bandysim dėti spoilerį. Tai jo, turim tokias plokštės pasigaminę, šoninės, prie kurių tvirtinsis pagrindinė spoilerio plokštė ir viskas eis taip gražiai kaip Dragwingas, taip tiesiai palei bagažinę ir bus atrodys maždaug taip plokštės, šoninės ir kampas realiai sueinava su Team Cute Felony, su tiesiog Team Cute bodžiu. Tai galite pagalvoti, kodėl ir kas čia per spoileris. Tai man asmeniškai nepatinka realiai nei vienas spoileris gaminamas kregždai dabar. Tai aš sugalvojau susikurti savo spoilerį. Realiai truko 2 mėnesius iki dabar pirmo prototipo. Gal net 3, bet ne, 2 mėnesius. Realiai 2 mėnesius. Tai šiandien bandysim uždėti ir žiūrėti, kaip atrodo. Nežinau, ar iš vis užsifitins, ar užsidės. Ir šiaip nežinau, kaip atrodys, bet iš renderių turėtų atrodyti visai gerai. Tai jo, tai pirmas dalykas, bandysim atsitaikyti skylės. Jos yra 3M5 mountinimo skylė. Čia matot, pasidariau tokius taškelius. Užsidėjau markerių daugiau biškį dažų. Ir atsižymėjau, kur maždaug turi būti skylės. Tai gręžiam, bandom. Kas dabar vyksta? Plokštė yra biški per ilga, tai padarysim čia daugiau vietos. Ar čia geriau padarysim daugiau vietos ir bandysim sutalpinti plokštę. Kaip sakoma, dirbam su tom, ką turim. Ką randam, nes neatsivežėm jokio kito pjovimo aparato. Sveiki sugrįžę į mano vlogą. Bankis daro bankio dalykus su savo 2 mašinom. BMW. Jo, baigiam juokas. Su plokšte buvo biški keblumų. Nežinau, ar brėžinys buvo blogas, ar jau išpjovimas buvo blogas, bet reikėjo nupjauti iš vieno šono 4,5 como, gal 5 net, bet dabar plokštė guli lygiai. Dabar matosi toks vaizdas. Iš šono pažiūrėsim, kaip žiūrisi. Saizai. Na, iš galo įdomu kaip. Oba. Šiaip tikrai nėra blogai. Tai jo, dabar reikia uždėti... Jo, kur rožinį markerį padėjai? Rožinis markeris. Paslėpiau. Jo, bagažiniai. Kieno čia spoileris toks žiūrus? Mano. Pabankšt. Jo, tai dabar apklijuosiu plevelę ir pažiūrėsim, kaip atrodo. Reikia dar šonus šituos nupūst. Tai ką, reikia grūšnelį vėl gėrimą padaryti. Ir varom dirbti toliau. Uždėjom vrapą. Labai profesionaliai. Super professional, panaudojom vandenį, nupūtėm visą tą pliunkę ir uždėjom su vandeniu. Viską išspaudėm, o tai va. Ant kameros tai perfekt atrodo, bet čia vis tiek yra tokių mini nelygumų, šūdelių. Šiaip
Viskas labai krūtai. Nesimatys iš tolo. Tikiuosi. Taip, reikia dabar. Eik, čia iš čia tai veidrodis atrodo. Kokį atrodo. Jo. Tai va, turim beveik finišuotą produktą jau. Išdėta plionkė. Jau buvo viskas sumauta ir ant mašinos, o dabar Rapolas priduos spalvos truputį šitiem šoniukam. Nes jie juodi ir juos visai yra challenge apvrapint. Tai dabar dedam primerį, kad laikytus dažiukas. Spoileris padarytas. Biškai praleidom, nes ilgą laiką džiuvo dažai, atvarė ir naujus. Tai jo, spoileris. Taip. Per kamerą nesmato. Baig rodyti žmonėm minusus, reikės parduoti kažkaip. Jie nori pardavinėti? Ir autoplius linkas. Kodėl čia liečiasi? Jo, kažkada pardavinėti. Ką? Kodėl čia liečiasi? Nes aš nenučiačiau. Čia reikia dar biškį... Jo, reikia dar dirbti ir tada bus pardavime. Bet šiaip man tai žiauriai patinka. Pam! Geras spoileriukas, labai gražiai sueina su linijom, čia atakoja. Jo. Čia žinai, Piu. labai gražu, labai kietai, spalvytė, viskas. Dabar ne plika šikna atrodo, normaliai. Taip. Tai va, tokie mūsų šiandien reikalai. Palikite like, subscribe ir komentaruose parašykite, ar pirktumėt šį spoilerį. O mes tada jum jį padarysim. Individualiai. Rapolas jį padarys. Taip, ačiū jums. Paskutiniai žodžiai.